Sveiki visi, stovim Vytauto lauke ir Vytautai šiandien pas jus, kaip sakant, tikra sėja. Ne kultūrų, o būtent augalų, kurie gerina mūsų dirvožemį. Ką mes čia darom ir ką mes norim pasiekti. Šiandien čia pas manęs 3 technologijom siejama yra tarpiniai pasėliai, skirtingi mišiniai pasėti skirtingoms siejamosioms. Tai galėsime lygit, pasižiūrėti, kaip tie mišiniai, augalai, kurie šičia auga, kaip jie veiks dirvožemį konkrečiai. Mūsų dirvožemį, nes, kaip sakot, ūkininkai visi turi savo, kaip sakant, viziją, savo technologiją, dirba su gana skirtingom siejamosiom ir mes norim būtent išmatuoti, kokios tos siejamosios ir kokie tarpiniai pasėliai geriausiai dera ir tinka, tai kurios, kaip sakant, gali didžiausią tą priedą mums užauginti dirvožemį į Angliją atiduoti, o kurios, kaip sakant, gali geriausiai būtent tą vystymąsi šaknų. Man atrodo, ne esminis dalykas yra ta kokia technologija, bet esminis dalykas rezultatai, kurie bus gaunami iš po šių tarpinių pasėlių. Sakykime, tai tas man netgi labiau svarbu yra negu kad tas žemės dirbimo būdas, nes bet kurioje technologijoje tas, sakykime, augalų šaknės atlieka savo darbą, sakykime, sukaupia ten, sakykime, maisto medžiagas įvairias. Bandysim pasisverti spalio galėjau, kaip tie augalai bus sunokę, kaip sakant, suvešėję, mes pasisversime būtent jų sausąją masę ir laboratorijoje išbandysime. Tai kiekvienas ta technologija parodys realiai, kokius augalus sugebėjo užauginti ir kiekviena ta tarpinė kultūra iš principo parodys savo pliusus ir minusus būtent šių metų oro sąlygomis. Tai mes dabar siejame būtent tarpinės kultūras ir žinau, kad Lietuvoje dažniausia turbūt tarpinė kultūra yra ridikas su garstyčia arba tik tais ridikas, rapso pabiros, bet mes norime čia ištestuoti kažką truputėlį daugiau. Taip, Vytautai? Taip, būtent aš manau, kad vis dėlto esmė tame yra, kad kuo įvairesnė augalai, kuo didesnė įvairovė augalų, tuo daugiau, sakykime, dirvoje gyvenantis mikroelementai bendradarbiauja, sakykime, su kiekvienu augalu atskirai ir gaunasi, sakykime, žymiai efektyvesnis dirvos atstatymas, sakykime, ir to anglies sukaupimas, vienas su kitu augalai bendradarbiauja. Reikia parinkti teisingą tą mišinį, o čia ir yra pats didžiausias uždavinys, kurį reikia išspręsti. Tai ryšim su tuo mes ir, manau, ir padarysim šitą bandymą. Sakykime, žemės dirbimas gal labiau turi įtakos anglies kaupimui. Kas yra pats įdomiausias dalykas, tai kad šičia žemė yra visiškai nedirbta, nejudita, o mes su tradicinė siejamąja praktiškai pravažiuoja minimaliai pajudinant žemės dirbimą, ten 3 cm ir kažkur tai panašiam gylį ir siejam. Iš principo ir sėkla tikrai turi tos laisvos žemės, kurioje gali vystyti savo šaknų sistemą, kas yra, kaip sakant, tikrai yra privalumas ir pasižiūrėsim, kaip sakant, tie augalai startuos. Pasižiūrėti galime į tą juostinės sėjos kleidon metodą. Tai sėklos įterptos irgi tame pačiame gylyje, bet jos turi dar to pačiu drenažinį kanalą, kuriame gali tas šaknų vystymasi savo pagreitinti ir pažiūrėsim, kaip į drėgmę sureaguos ir būtent tą visą maisto medžiagas pasims būtent iš to dirvožemio ir kiek būtent tos anglies mums sugebės dirvožemė papildomai prikaupti. Kaip teisingai parinkti tarpinius pasėlius, nes labai daug žmonių klausinėja manęs, pavyzdžiui, irgi, kaip tu sudarai mišinius, iš ko tu sudarai mišinius. Na, tokio vieno nėra recepto. Kiekvienam dirvožemiui turi visą laiką parinkti kažkokius. Tai va šičia būtent viename lauke bus pasėti skirtingi mišiniai ir mes galėsim pamatyti, kurie mišiniai būtent tokio tipo dirvožemiui labiausiai tinka. Siejam tarpinius augalus iš tikrųjų irgi su savom savybėm iš tikrųjų. Vienas mišinys yra žiemojančių augalų, kurie turėtų per žiemą įsivystyti.
yra mišinys, kuris daugiau fiksuoja iš principo azotą, yra mišinys, kuris daugiau biomasės iš principo turėtų sukaupti. Tai, kaip Vytautas minėjo, mūsų dirvožemis yra tokia mini gamykla, kur vyksta labai daug procesų ir tiesiog įdomu, kaip tie skirtingi mišiniai gali susidoroti būtent su tais procesais, pagyvinti juos ir būtent pamaitinti mūsų tą gyvą gamyklą, kad ateinančiai kultūrai būtų, kaip sakant, dar geresnis derlius. Tai iš tikrųjų tą bandymą mes daromės ne tik savo, bet norim ir ūkininkam visus tos duomenis pateikti. Tai bandymą būtent atliksime, kur bus pasėta tarpinės kultūros ir kur bus nesėtos tarpinės kultūros. Tai dviejose laukose paėmėm dirvožemio tyrimus ir juos siūsim į laboratoriją tiek rudenį, tiek pavasarį. Tuo labiau spalio mėnesį mes kviesime būtent visus ūkininkus atvykti čia į Vytauto lauką ir savo akimis įsitikinti būtent kaip skirtingos technologijos ir skirtingi tarpiniai pasėliai būtent šitose laukose veši. Tai Vytautai, ką galite palinkėti mūsų ūkininkams šitam renginy, šitam demo ir ateinančiam sezonui? Visų pirma, tai palinkėti gero derliaus, palinkėti sekantiem metam, o iš tikrųjų tai susirasti savo tinkamiausią mišinį, kuris tiktų jūsų laukam. Atvažiavus į čia, jūs pamatysite skirtingus mišinius viename lauke. Ir, sakykime, skirtingom, sėjamosiom pasėta, bet dirvožemis tas pats bus. Tai linkiu visiems išsirinkti patį tinkamiausią savo. Aš kviečiu jūs sekti būtent projekto eigą ir atvykti į lauko dieną, kuri vyks spalio mėnesį, pasižiūrėti gyvai savo akimis būtent rezultatų visų.